Gavau daug klausimų apie šitą DAC8 įstatymą, tai yra tiesiog nauja direktyva, ES mokesčių skaidrumo direktyva ir iš principo tai yra apie duomenų apsikeitimą tarp finansinių institucijų, biržų. Kai sakau finansinių institucijų, tai konkrečiai turiu omeny dabar, jeigu Lietuvą imam, tai VMI. Tik centralizuotos biržos turės pateikti duomenis VMI. Geras dalykas yra tai, iš tikrųjų du geri dalykai. Tai pirmas dalykas, kad neteiks duomenų atgalinė data, reiškia pirmieji duomenų pateikimai bus tik 27 metais ir už 26 metus. Kitos geros naujienos yra antras dalykas, kad tik 3 įmonės Lietuvoje šiais metais yra gavusios licenciją. Tai reiškia, kad tik 3 įmonių gali reikalauti, tai tokių kaip CoinGecko, Nuvei, Liquidity ir JAV bendrovė Robinhood Euro. Tai jau kartais turit kažkur kitur paskyras, tai greičiausiai nebus suteikiami duomenys, nebent reikalautų kitos ES valstybės. Kai kurios decentralizuotos biržos irgi turės pateikinėti duomenys, bet ne visos. Ar yra realu viską sukontroliuoti? Trumpas atsakymas yra ne, bet iš principo tikrai pasidarys daug sunkiau veikti. Tai visas centralizuotos biržos kaip Binance, Coinbase ir panašiai, aišku, jeigu turit UK Coinbase arba Binance, gali būti, kad ES tiesiog neturės teisės prašyti jūsų duomenų, nes UK nėra ES, arba tarkim, jeigu gyvenat Gruzijoje, tai irgi lygiai tas pats. Pilnai niekada nebus sukontroliuojama, pavardinsiu dabar. Tokia kaip walletai, non-custodial vadinasi, tai reiškia MetaMask, Ledger, Trezor, P2P pervedimai tarp žmonių, tai reiškia people to people, kai kurie deksai be juridinio subjekto, self-custody and privacy sprendimai, kripto laikymas be konversijos į fiatą. Tai reiškia, jeigu jūs turit ledgerį ir šitas ledgeris nebus susiejamas su nei viena centrinė birža, tai viskas yra gerai. Ir apskritai prie tokių šaltų piniginių tiesioginio prieimo niekada neturės. Gausis tik taip, kad jeigu kartais kažkur kliūtumėt, valstybė turi teisę paprašyti, tarkim, Ledgeriaus arba Trezorio jūsų duomenų ir pabandyti susėsti piniginės adresus. Tai pagrindiniai dalykai, pats svarbiausia DAC8 direktyvos dalykai yra sulyginti kripto su bankais, skaidrumas, mažinti mokesčių slėpimą per ceksus, priversti deklaruoti išėjimą į fiat, sukurti psichologinį efektą. Geriau deklaruosiu pats, tai ne karas prieš kripto, o karas prieš neapskaitytą fiat pelną. Tai vis tiek pagrindinis tikslas yra paimti mokesčius. Ką protingi žmonės darys? Ne patarimas, o realybė. Struktūruos mokestinius įvykius, tai atskirs investavimą nuo treidinimo, naudos self-custody kaip standartą, mąstys juridiškai. Dabar yra viena labai svarbi mintis. DAC8 nereiškia kripto pabaigos. Tai reiškia, kripto tapo per didelis, kad jį ignoruotų. Tai čia yra geras dalykas, mes jau ateinam į masinę adaptaciją. Apibendrinant, nėra čia ko bijoti. Dabar jau kripto bus prilyginami su standartiniais finansais. Jeigu viską teisingai darysim, tikrai yra būdų kaip optimizuotos mokesčius. Svarbiausia, nemaišyti su tom biržom, kurios automatiškai duos duomenis VMI, nes duomenys eis automatiškai. Sistemos jau yra vietoj, tik tiek, kaip ir sakiau, yra 3 biržos, kurios automatiškai duos duomenis, visos kitos neatitinka reikalavimų. Galima naudoti deksus ir šaltas piniginės ir kitus metodus.